Nu, mes, žinot, visokių būdų pasaulio pabaigą prognozuoja, bet man ding viena jau įvyka. Čia turbūt turit omeny, kad Radži gerbėja Raisa po plastinės operacijos apsinuogins vyriško žurnalo fotosesijai? Ne. Žiūrėk, tokios pasaulio pabaigos tai dar nedasigyvenam. Yra vidutinio lygio pasaulio pabaiga. Buvęs Kauno meras Kupčinskas. O tai kaip jis veda pasaulį prie pabaigos? Už darbą savaitgaliais iš skurdžios Kauno savivaldybės kasos paėmė 36 000 litų. Nu, bet tai dirba žmogus, jis tai ir pasiėmė. Palauk, aš susirašiau, ką jis padarė. Paklausykit, už ką ėmė. Cituoju. Už dalyvavimą kovo 11-osios renginiuose, už žolinės dalyvavimą atlaiduose, už dalyvavimą pačios Grybauskaitės inauguracijoje. Tai net už inauguraciją irgi pinigus pasiėmė. Vo. Ten būdamas net kunigaikštis Vilgaudas nekapeikos nepaėmė. O čia mat atvažiuoja kažkoks tai plikbajoris iš Kauno, nachaliavai prisivalgo, prisigeria ir dar už tai pinigų pasiima iš kasos. Tai čia, kaip pasakytų gerbiamas Landsbergis, tai čia kažkoks Kirmelinas ir Nauja. Ai, čia sulydit, žinokit, patriotizmą ir babkės tai nešunaujos galvai. Čia tik tais Kauno konservatorius taip gali padaryti. Nes tik tais Kauno konservatoriai yra vienodai ar nutrijas auginti, ar štampuoti plastmasinės sagutes, ar ten inauguracijoje dalyvauti. Visur turi būti vienodas navaras. Nu jo, išgerti ir pavalgyti gali metropolyje, išgerti ir pavalgyti ir už tai dar pinigų, kaip jūs sakėt, babkių gauti. Nu tai gali tik tai, būdamas patriotiškame renginį. Jo, Kupčinskas mokykis iš Vilniaus, vat pas mumis meras Zuokas. Tai ir nuveina visur ir pavalgo, ir pageria, pinigų iš kasos neima, mokykis ir tu. Jo, imk iš kitur. Iš kitur imk, nebūk, vyras. Galvok.